Filmą pristato Filmed. Filme Ukmergės šiluma. Pirmieji mūriniai bei monolitiniai daugiabučiai gyvenamieji namai Ukmergėje pradėti statyti 1960 metais. Nuo 1961 metų daugiaaukščiai namai daugiausiai buvo statomi rytinės miesto dalies gyvenamajame komplekse Vytauto, Anykščių, Veterinarijos gatvių rajone priešais miesto ligoninę. 1961 metais Ukmergėje buvo 16 000 gyventojų. 1962 metais Ukmergėje surašyta 1760 gyvenamųjų namų, iš kurių 95% vienaaukščiai, 87% mediniai. Nuo 1964 metų plėtėsi pramonės įmonių statyba, tokių kaip siuvimo fabrikas Lelija, baldų kombinatas, pieninė, gurguolinių gaminių gamykla ir kitos. Toliau plėtėsi ir daugiabučių namų statyba. Prasidėjo gyvenamųjų daugiabučių namų statyba Klaipėdos, Deltuvos, Linų, Vilniaus gatvėse. Jau 1972 metais Ukmergėje buvo 22 800 gyventojų. Tuo metu daugiabučių namų statyba plėtėsi visame mieste. Iki 1973 metų šiluma atskiriems pastatams buvo tiekiama iš individualių pastatų katilinių, kuriomis rūpinasi Ukmergės komunalinių įmonių kombinatas. Kadangi Lietuvos didmiesčiuose tuo metu 1972–1973 metais didelė dalis pastatų jau buvo šildomi pažangesniu centralizuotu būdu, tai ir Ukmergėje buvo nuspręsta atskiras pavienės katilines apjungti į vientisą bendrą ūkį. 1973 m. rugpjūčio mėnesio 15 dieną Biržų, Ukmergės ir Vilkaviškio rajonuose buvo įsteigti nauji atskiri padaliniai Jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcijos, o įmonės pavadinimas Ukmergėje Ukmergės rajono Jungtinė katilinių ir šiluminių tinklų direkcija. Ši data ir laikoma centralizuoto šilumos tiekimo pradžia Ukmergėje. Paskirtas pirmasis įmonės vadovas Leonas Lukoševičius. Nuo 1984 m. sausio 1 dienos Ukmergės Jungtinė katilinių ir šiluminių tinklų direkcija reorganizuota į Respublikinio gamybinio šiluminės energijos tiekimo susivienijimo Ukmergės rajono katilinės ir šilumos tinklus. Ukmergės šilumos ūkis tapo pavaldus Vilniui. 1998 metais įmonė šventė 25-mečio jubiliejų. Šventėje dalyvavo garbūs svečiai iš Vilniaus, Ukmergės rajono vadovai bei įmonės darbuotojai. 2000 metais rugpjūčio 23 dieną po SPAB Vilniaus šilumos tinklai reorganizavimo filialas Ukmergės šilumos tinklai tapo savarankiška bendrovė su pavadinimu SPUAB Ukmergės šiluma. Steigėjas Ukmergės rajono taryba. 2001 metais sausio 2 dieną pasirašyta turto nuomos sutartis tarp SPUAB Ukmergės šiluma ir UAB Ukmergės energija, pagal kurią šilumos ūkio eksploatavimas 15 metų perėjo UAB miesto energiją. 2010 metais gegužės 31 dieną Ukmergės rajono savivaldybės iniciatyva vienašališkai nutraukta nuomos sutartis su nuomininku UAB miesto energija. 2010 metais Liepos 14 dieną UAB Ukmergės šiluma atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone. Nuo šios datos iki šiol pagrindinis įmonės akcininkas ir valdytojas Ukmergės rajono savivaldybė. Kai 1973 metais įsikūrė įmonė Ukmergės šiluma, tai aišku, aš dar nebuvau gimęs. Bet labai džiaugiuosi dabar, būdamas išrinktas tiesiogiai, gal tai pavadinsiu, Ukmergės meru, tai iš tikrųjų, kad galiu pasveikinti buvusius ir esamus darbuotojus su gražiu 50 metų jubiliejum. Dar dirbdamas praeitą kadenciją administracijos direktorium, tai galėjau iš arti matyti, kaip įmonė vystosi, kaip įmonė klesti, kaip jinai siekia savo tikslų.
nes kadangi buvau pagrindinis akcininkų atstovas, tai tikrai viską mačiau iš arti. Ir ką norėčiau dar pasakyti, kad tikrai irgi papuoliau į didelį įvykį, nes mes pirmieji Lietuvoje iš tikrųjų po 10 metų teisminio proceso atsijėmėm įmonę būtent iš nuomininko ir tuo pagerindami ukmergiškiams ir visiems šilumos gavėjams iš paskutinės 60 savivaldybių kainos pakilo mes praktiškai viduriuką, vienu momentu buvom net 13 vietoj 60. Tai aš manau, kad šitas rezultatas tikrai davė labai daug vaisių. Tuo labai norėdamas pasidžiaugti ir padėkoti ir dabartiniam vadovui ir jo kolektyvui iš tikrųjų už tuos siekius, už būtent įmonės klestėjimą, už bendradarbiavimą, už savivaldybės inicijuotus projektus, jų palaikymą ir už visą bendrą darbą. Tai tikrai norėčiau jiem palinkėti, kad visko ko geriausia, aišku, būti visiems sveikiem ir kai visą laiką paminiu, tai dabar ko labiausiai reikia taikos pasaulyje. Ačiū Jums. 1973 metais Ukmergės rajono jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcijai perduota katilinė Klaipėdos gatvėje, kuri vadinasi Restorano katilinė, dabar RK2 katilinė. 1973 metais buvo perduota rajoninė katilinė Šviesos gatvė 17, kuri tuomet vadinosi Mikrorajono katilinė, dabar RK1 katilinė. Šiek tiek vėliau perduota Vilniaus gatvės katilinė, vadinama Globos namų katilinė, dabar RK3 katilinė. 2010 metais buvo pradėta eksploatuoti Šventupės gyvenvietės katilinė. 2013 metais prie centralizuoto šilumos tinklo prijungta VŠI Ukmergės ligoninė. Iki dabar ji yra didžiausias šilumos vartotojas rajone. 2014 metais šilumos gamybos veiklą pradėjo nepriklausomas šilumos gamintojas UAB Ukmergės katilinė. 2014 metais iš UAB Butų ūkis buvo nupirktos mažosios gamtinių dujų katilinės, esančios katilinės Pašilėje bei miesto centre. 2015 metais įvykdytas projektas gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos gatvė 17 Ukmergėje. Katilinė numeris 1 Šviesos gatvėje vietoj gamtinių dujų pradėjo naudoti biokurą. Bėgo laikas, keitėsi įmonės pastatų išvaizda, atsinaujino technologiniai įrenginiai bei kitas įmonės valdomas turtas. Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 19 katilinių, bendra šilumos gamybos įrengimų instaliuota galia 43 MW. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis 24,5 km. Iš jų 21 km pakeisti naujais. Tai sudaro 85% visų turimų tinklų. Šildomų pastatų plotas siekia 450 000 m². Šiluma ir karštas vanduo tiekiama 304 pastatams. Įmonės paslaugomis naudojasi 7300 vartotojų. UAB Ukmergės šiluma yra vienintelė pagrindinė centralizuota šilumos tiekėja Ukmergės rajone. Įmonėje šiuo metu darbuojasi 35 darbuotojai. Šitoje įmonėje dirbu 23 metai. Sekančiais metais, sausio 5 dieną, sukaks tie 23 metai. Tai per šitą laikotarpį, per tuos 23 metus buvo visko. Buvo ir labai ramių metų, buvo ir didžiulių iššūkių. Buvo ir tokių situacijų, kad atrodė viskas sugrius, kad atrodo išeities jau ir nebebus. Bet kažkaip stebuklingai viskas baigėsi laimingai. Ir toks kyla klausimas, tai kodėlgi čia tokia sėkmė ir viskas taip baigėsi sėkmingai. Tai manau todėl, kad Ukmergės šilumoje dirba patys šauniausi darbuotojai, kad Ukmergės šilumoje dirba patys šilčiausi žmonės, kurie tiekia šilumą ne tik Ukmergei, bet ir patys ją spinduliuoja. Ir manau, kad žmogus yra pati didžiausia šitoje įmonėje vertybė.
visi darbštus, visi energingi, visi šaunus, visi labai linksmi, mokantis palaikyti vienas kitą, išeiti iš pačių sudėtingiausių situacijų. Tai sveikinu visus darbuotojus su šia gražia švente, visus jūs apkabinu ir visus labai myliu. Bendrų tradicijų, tai turim 5 metų, tai medelio sodinimo diena, kadangi mes naudojam medieną, atsinaujinančią energiją, bet ją reikia vėlgi statyti, auginti, prisidedam, kad jos nemažėtų, pasijungia ir šeimos nariai, vaikai, turim gerą laiką, pamatom, sužinom kažką, pabendraujam kartu, stiprinam mūsų bendravimą. Toliau sekanti mūsų tokia tradicija yra kažkokia vasaros sporto šventė. Tai irgi dalyvauja visas kolektyvas su savo šeimos nariais ir visi taip plaukia kažkokiom baidarėm, tai kažkokios sporto varžybos. Na ir dar labai graži tradicija įmonėje, tai sveikinti visus darbuotojus gimtadienio proga. Kiekvieną rytą susirinkę į darbą pasveikinam darbuotoją, nebūtinai jubiliejaus, bet kiekvieno gimtadienio, kiekvieną darbuotoją sveikinam su gimtadieniu. Stengiamės įmonėje, kad nebūtų pamirštas ne vienas žmogus, jo nelygiuojant, ar jisai darbininkas, ar administracijos darbuotojas, ar operatorius ir panašiai. Tai visus mes vienodai gerbiam ir mylim. Per visą įmonės gyvavimo istoriją įmonės vadovais buvo Leonas Lukoševičius, Juozas Algirdas Kupčinskas, Rimantas Paliulis, Raimondas Ragauskas, Vydas Paknys. Šiandien uždara akcinė bendrovė Ukmergės šiluma mini savo veiklos brandą, jubiliejinį 50-ąjį gimtadienį. Per tuos dešimtmečius keitėsi įmonės pavadinimai, pavaldumo formos, įmonės vadovai, tačiau vienas dalykas išliko stabilus, tai kuriantis ir savo darbą mylintis įmonės kolektyvas. Ir nesvarbu, kurį dešimtmetį bepaimsime, visais laikotarpiais su didelė darbuotojų energija buvo statomas, plečiamas, modernizuojamas Ukmergės šilumos ūkis. Drąsiai galiu teigti, jog visi ir tie, kurie darbavosi anksčiau ir kurie darbuojasi šiandien, tiesiogiai prisidėjote prie įmonei iškeltų uždavinių įgyvendinimo, o tuo pačiu ir prie Ukmergės miesto gerovės. Įmonės veikloje buvo įkalnių ir nuokalnių. Kartais atrodė, kad iššūkiai ženkliai didesni nei įmonės galimybės, bet dėka kolektyvo susiklausimo, bendruomenės bei rajono vadovų palaikymo net didžiausias problemas pavyko išspręsti. Noriu padėkoti ir pasidžiaugti mūsų įmonės tiekiamų paslaugų vartotojams, be kurių mūsų darbas būtų bevertis. Duomenys rodo, kad klientai labai gerai vertina įmonės pastangas užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką šilumos tiekimą. Ačiū jiems už tai. Šiandien įmonėje veriasi naujos galimybės, tokios kaip elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos gamyba naujos kartos įrenginiais, valdomo šilumos ūkio skaitmenizavimas ir panašiai. Tad matau priekyje šviesias įmonės veiklos perspektyvas bei galimybės. Bendrovės vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga, mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė. Bendrovės vertybės – patirtis, profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas. Pagrindiniai bendrovės strateginiai tikslai – užtikrinti nepertraukiamą, patikimą bei kokybišką šilumos energijos teikimą vartotojams, užtikrinti klientų aptarnavimo paslaugų kokybę, vykdyti naują energetinę veiklą, elektros gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, prisidėti prie atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo plėtojimo Ukmergės rajone. Įmonė daugelį metų nuosekliai atnaujina bei modernizuoja valdomą šilumos ūkį, tokiu būdu pasiekdama puikius šilumos gamybos efektyvumo rezultatus. Šiuo laikotarpiu pagrindiniai įmonės investiciniai projektai susiję su šilumos ir elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. Vienas iš pagrindinių projektų – 3,6 MW galios saulės elektrinių parko statyba. Numatoma, kad ši elektrinė elektros energiją tieks 35 savivaldybės įstaigoms. Tai vienas didžiausių šio laikmečio projektų Ukmergės rajone. Jau 50 metų, kai bendrovė aprūpina šilumą Ukmergės rajono vartotojus. Tai mūsų įmonės pareiga. Ir toliau šią pareigą atliksime atsakingai, nešdami šilumą jūsų namams.